Sveiki atvykę į antrą dalį mano kelionės po Europą ir Malagos ratų keitimo. Galiu pasakyti, kad svajokit atsargiai, dėl to, kad svajonės pildosi. Aš pavyzdžiui svajojau apie ratų varžtus ir šiandien pavyko juos nusipirkti. Yra niuansų su Malagos ratų keitimu, dėl to jis ir užsitęsė per 2 dalis. Sriegis yra vienoks, o kūgis reikalingas kitoks. Žodžiu, pasiėmiau 2 varžtus ir parinkom taip, kad sriegis atitiktų automobilį, o kūgis atitiktų ratą. Turiu komplektą šitų reikalingų varžtų ir šiandien mes jau tęsime rato keitimo procedūrą. Gale reikalingi centravimo žiedai, tai juos mes patys pasigaminsim. Aš turiu tradiciją kiekvienoje kelionėje paieškoti automobilių muziejų, nesvarbu, ar tai būtų didelis miestas ar mažesnis. Aš paieškau kokio nors netoliese esančio muziejaus, pasižiūriu atsiliepimus, pasižiūriu maždaug tematiką ir jeigu nors kažkiek įdomus, važiuoju ir žiūriu. Tai iš tikrųjų nekart nenusivyliau. Muziejai būna tiesiog prikimšti labai įdomių eksponatų. Tai tokiame šiandien mes ir apsilankysim. Tikriausiai iš karto po ratų pakeitimo grįšime į kelionę po Europą ir pamatysit, kur mes dabar. Oh my god. Dar pažiūrėk oro balioną. Kokiam muziejuje lankomės. Ir dar vienas eksponatas, kaip mano bajeris. Ir ką ten gražaus galima pamatyti. Tai kur mes esame, ką mes čia darom? Esame, aišku, kieme ir darom ratą. O su ratų situacija tokia. Tai yra Audi ratas, nusmeliotas, nudažytas. O taip gal geriau matosi. Čia buvo uždėtas ant Malagos, tinka, viskas puiku, išskyrus porą niuansų. Varžtus jau pritaikiau ir pakeičiau. Viskas to klausimu yra išspręsta, kainavo 14 eurų. Rimtesnė bėda yra su galiniais būtent ratais, dėl to, kad šitie Audi Volkswagen ratai turi 58 mm skylę, sutapimas ar ne, bet pas Malagą irgi tas pats. Bet šitas ratas turi va tokį va, kaip čia pavadinti, kūgį šitoje vietoje. Kad maunant ant stebulės turbūt būtų lengviau pasigauti ir po truputį įstumant ratą ant stebulės išsicentruotų. Problema yra tame, kad Malagos galinėje ašyje situacija yra štai tokia. Čia yra mažiukas kišeninis būgninis stabdis, beje, nekenčiu būgninių stabdžių. Čia ta vieta, ant kurios tas ratas užsimaus, yra labai maža. To rato kūgis, jisai apglebė visą šitą dalį ir nesicentruoja. Ir reiškia, mums reikia pratęsti tą tuneliuką rate, kad jisai gražiai užsimautų čianai. Jis tiesiog nukreips ratą ten, kur reikia, tol, kol jį prisuksi. Ir prisukus viskas bus tvarkoj. Taigi, tai tokių specifinių centravimo žiedų aš neieškojau, aišku, bet ir nemanau, kad rasiu. Todėl reikia improvizuoti. Čia buvo pupelių konservų skardinė. Aš ją supjaušiau, padalinau į 2 dalis ir sumažinau diametrą iki apytiksliai 58 mm. Žodžiu, mano planas įstatyti šitą detalę į 58 mm skylę. Štai taip. Šitą tarpą mes tiesiog užpildysim epoksidinę dervą. Rašo, kad jinai per 4-6 minutės išdžius, sukietės ir bus tiesiog plasmasės gabaliukas. Ir tas plasmasės gabaliukas liks tenai pagal planą. Tada išardysiu šitą savo išradimą, ją ištrauksiu, o tas žiedas jisai arba laikysis prie rato prilipęs, arba iškris, nesvarbu. Bet esmė, kad bus forma, kuri mums reikalinga. Tai bus tiesiog liejimo kažkokių tai ten klaidų, bus kažkokių kalniukų ar kažko, tai tą reikės nušlifuoti gražiai, vidinę dalį irgi suapvalinti, padaryti, kad nebūtų kažkokio tai broko ten. Ir galima bus šitą žiedelį naudoti tam išcentravimui. Turim gerą paviršių, turim galimai gerą skylę, turim gerus varžtus, einam tikrinti, ar mums pavyko.
Turim 4 ratų centriukus. Problema ta, kad jie įsideda, bet kliba ir, realiai nesilaiko. Idėja kokia? Imam karšto oro feną, pašildom 4 šitos ūsiukus, kuriais šitas dangtelis laikosi už ratlankio. Juos palenkiam, atšaldom ir įdedam. Žiūrim, kaip tai daroma. Taip, tiesiog iš akies palenkiu. Jie iš karto nori truputį grįžti atgal į savo būseną, bet bandom išlaikyti tą formą, kurią jiems norim suteikti. Laukiam, kol atšals. Idealiausia turbūt būtų staigiai ataušinti, pavyzdžiui, su šaltu oro, aerozoliu, kažko tai. Tai va, šitas dangtelis buvo nelabai tinkamas. Pasižiūrim, kaip dabar. Ok, pakartojam 3 kartus ir žiūrim, kas bus. Kaip sakoma, patekau į bėdą, perves pinigų. Kita stotelė Budapeštas. Dešimt 1000 žingsnių šiandien jau įveikta, todėl važiuosim tramvajum. Du bilietai, €10. Važiuojam ganėtinai greitai. Laukiame traukinuko iš Bratislavos į Budapeštą. Beje, bilietas kainavo apie 17 € vienam žmogui. Tai nuvažiuoti į kitą šalį traukiniu 17 €, manau, kad labai puikus dylas. Va ten koks senovinis traukinys. Taip, aš norėčiau su juo pralėkti. Įdomu, į kokią šalį čia įsivaro. Ar į kelintus metus. Atvyksta vagonai be lokomotyvo. O tokios technologijos. O, su rėstiku. O, pavalgydžiau traukinį. Ko jis nestoja? O kaip čia dabar žinot? Kur?
Ir čia turėsite. Su restoranu, Vitalijus. Yra, ne?
is ludicrous that motor car manufacturers should be advertising cars that have maximum speed of 140, 150, 170 miles an hour. Šiandien yra pirmadienis, nukeliavome 11 000 žingsnių, o vakar nukeliavom 26 000 žingsnių. Nežinau, kas čia per variantas. Yra 450 pinigų, tai čia yra virš 1 euro. Svaro 41. Ligom. Čia pačios duris atsidaro, nereikia nieko net spausti. Üdvözöljük utasainkat! Ez az M1-es metró a Mexikói út felé.
Jums tikriausiai smalsu, kodėl kanalas apie automobilius, o aš žygiuoju kažkur tai Žirmūnų kiemais. Tai vat, pasižiūrėkit, kas atsitiko. Kaip sakoma, patekau į bėdą pervest pinigų. Žodžiu, kaip matot, automobilis stovint sankryžui tiesiog paprastai ėmė ir užgeso, o po to, kai užgeso, ir neužsivedė. Reiktų kažkaip tai išsiaiškinti, kas čia atsitiko. Aš įtariu, kad gali būti su elektra kažkas, bet čia tiesiog taip spėju, nes tai atsitiko taip staiga. Visiškai be jokių ten pridusimų, patrūkčiojimų, tiesiog lyg aš būčiau užgesinęs rakteliu. Tai čia gali būti koks nors uždegimo saugiklis, ar babina, ar dar kažkas tai. Taigi pabandom gal padiagnozuoti, nebūtinai pataisyti, bet pabandom padiagnozuoti, kas yra tam varikliui. Tam, kad variklis dirbtų, reikia kelių dalykų. Tai kuro, oro, kompresijos ir žiežirbos. Tai pabandom dabar patikrinti kažkokį patį paprasčiausią dalyką. Kai variklis užgeso, jisai užgeso visiškai 100%. Tiesiog paėmė ir išsijungė. Nesigirdėjo jokio mechaninio garso, smūgio, ten traškesio ar panašiai. Bet lengviausia, ką aš galiu patikrinti, tai ar nenutrūko pagrindinis diržas. Nes, pavyzdžiui, pagrindinis diržas neaišku, kada buvo keistas ir jam nutrūkus, aišku, variklis užges. Tai aš dabar tiesiog tepalo užpilimo kamštį atsuksiu ir sukant starteriu pasižiūrėsiu, ar sukasi vėlenėlis. Tai man suteiks informacijos apie tai, ar pagrindinis diržas nutrūko ar nenutrūko. Vėliau tęsim kitas paieškas. Žiūrėsim tikriausiai, ar purškėsi kuras, ar yra žiežirba ir eilė įvairiausių dalykų. Tai, kaip sakiau, pradedam tiesiog nuo paties paprasčiausio, o vėliau prieisim ir prie kitų. Beje, visada diagnostiką pradedu nuo baterijos pakrovimo. Tai automobilis užgeso, sunkiai vedėsi arba nesivedė. Baterija tikrai yra pasodinta, dėl to prieš pradedant darbus reiktų ją pasikrauti. Gerai, sukas. Jo. Kaip čia biškį prisakyti reiktų, Benkunskai. 25 metus yra smagu. Klausykit. Asfaltą visur deda, o šaligatviai, alio. O kai yra smagumas, kai yra gera nuotaika ir rezultatas yra atitinkamas. Planas nueiti iki darželio, paimti ten vaiką, tada pasigauti troleibusą, tada pasigauti kitą troleibusą, tada pasigauti autobusą, tada 1,5 kilometro žygis ir būsiu namie. O ten tai jau patikimas automobilis laukia. Apsukas pradėjo plaukiot. Taip neturi būti. Čia va barška šitas. Spaudžiau gazo dugną ir įvyko sprogimas. Liko 2 valandos, tai per 2 valandos, jeigu aš jos nepataisau, tai turbūt keliausinai kažkur tai į perdirbimą. Kaip matote, kokybiško kvapą gniaužiančio kontento šitam kanale netrūksta. Manjana. Hasta mañana.